Sveiki, čia laida Alfa taškas ir aš Aurelijus Bezekavičius. Šiandieną nusikelsime nuotoliu į Paryžių, ten vis dar vyksta paralimpinės žaidynės, ten konkuruoja, varžosi ir Lietuvos atstovai, ten yra ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Tai tiesiai jungiamės į Paryžių ir su juo ir pasikalbėsime. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Mindaugai, tai gal pradėkime nuo vakarykščio pasirodymo. Lietuvos plaukikas Edgaras Matakas, 4. vieta. Buvo turbūt noro ir tą medalį iškovoti ir galim prisiminti, kad jis yra ir praėjusioje paralimpiadoje medalį iškovojęs bronzos ir tuo metu sakė, kad net ir nėra visai patenkintas, kad tikėjosi sidabro, aukso, kad galėjo dėl to kovoti. Dabar liko ta 4. vieta. Čia yra nusivylimas ar vis dėlto galima džiaugtis ir 4. vieta? Kaip jūs į tai žiūrite? Na, kaip aš žiūriu, tai aš visą laiką sportininkais esu savo patenkintas. Tikrai jie atiduoda visą širdį, ką gali, kovoja už Lietuvą. Matako pagrindinė rungtis buvo 50 metrų ir jis ten liko 6. Tai va čia buvo jo toksai truputėlį, kaip sakyti, galbūt jo pačio nusivylimas ir tikrai ten buvo visi pirmi 6 laikai skiriasi iki pusės sekundės. Tai iš principo ten kaip aš sakau, per piršto galiuką. Tai ten jo buvo nusivylimas. Na, o ši rungtis 100 metrų krūtine iš tikrųjų nebuvo jo pagrindinė rungtis, bet jis pamatė, kad gali plaukti jau per rytinę atrankos etapą ir iš tikrųjų iškovoti 4. vietą, nors jis ir su tuo rezultatu, 4. rezultatu atėjo į finalą, bet iki 3. vietos jam trūko nemažokai čia šioje rungtyje, bet ką sportininkas pamatė, kad jisai gali kovoti ir šioje rungtyje ir tai buvo jo asmeninis rezultatas, geriausias laikas šios distancijos, taip pat Lietuvos rekordas. Tai ką aš galiu sakyti, kaip ir prieš išvykdami į paralimpinės, kaip ir sakiau, kad man norisi, kad sportininkai džiaugtųsi, mėgautųsi tais rezultatais, ką padaro, o jeigu tai yra asmeniniai, jeigu tai yra Lietuvos rekordai, tai yra super. Jeigu buvo 3, kurie plaukė greičiau, jie tą dieną plaukė greičiau. Nieko nepadarysi. Taip, šiandien visą dieną, galima sakyti, irgi lietuvių startai, lietuvių pasirodymai vyksta, tai jų rezultatus galima sekti ir alfa.lt portale. Jūs pats dabar paminėjote, kad jums svarbiausia, kad sportininkai džiaugtųsi ar ne savo tais pasiekimais, ar yra medalis, ar nėra medalio ir mes matėm lietuvių pasirodymų, kur ten, sakykime, ar 5. ar 6. vieta užimtos, bet kur yra geri rezultatai, kur yra asmeniniai rezultatai pasiekti. Tai kaip jūs pats žiūrėdamas į Lietuvos paralimpiečius, ką jūs matote juose? Jie džiaugiasi tai, ką jiem pavyksta pasiekti, net jeigu, sakykime, nepavyksta užsikabinti už medalio? Na, kaip pasakyti, žinot, yra ir 4., ir 5., ir 6. vieta, ir 8. Tai būti pasaulyje 5., 6., 4., tai jau yra pasiekimas. Aišku, mes visi norime tų medalių, lygiai taip pat aš net nebejoju ir sportininkai nori. Bet jeigu tu padarai tą rezultatą, tai faina. Lygiai taip pat Andrius Skuja, kuris liko 6. rutulio stūmime, turėjo tiksliau, kurį laiką turėjo problemų su, sakykime, savo sveikata. Ir tas yra kuris laikas, tai yra apie metus laiko. Rezultatai jo nebuvo, kaip sakyti, tokie vieni iš aukštesnių jo karjeros rezultatų, bet čia jis sugebėjo paralimpinėse žaidynėse beveik 15 metrų nustumti, kas yra netoli jo asmeninio rezultato, susitvarkė su savo jauduliu, su savo psichologija, su savo emocijom, tokiose varžybose. Jisai taip pat sportininkas labai patenkintas ir ką tai reiškia, tai tikriausiai, kad jis toliau judės, treniruosis ir aš net nebejoju, kad jis ruošis Los Andželo paralimpiniam žaidynėm. Taip pat turėjom jauną merginą Eivydę Vainauskaitę, kuri iškovojo 11. vietą, jai dabar 20 metų, bet kaip mes žiūrime tai, kad tai yra mūsų paralimpinės rinktinės ateitis ir iš tikrųjų pirmą kartą dalyvauti tokiam stadione, kuriam tikriausiai buvo apie 30-40 tūkstančių žmonių stebėjo. Tai yra patirtis. Ir mes iš tikrųjų sportininkai net nebijo, kad visi varžosi, kad iškovoti medalius. Bet yra kaip yra ir laukiam, kuom baigsis viskas šiandien ir žiūrėsim, gal kažkas bus.
Apie Vainauskaitę, kadangi užsiminėte Rutulio Stumikę, man teko skaityti čia visai neseniai interviu jos, kur ji pasakojo, kad, sako, aš visą vaikystę susidurdavau su patyčiomis, ar ne, su rimtomis patyčiomis, o štai va dabar aš esu Paralimpiadoje. Tai man labai yra įdomu sužinoti, paralimpiečiai prieš savo startus, va, vykdami tokį didelį renginį, ar jie jaudinasi, nes man atrodo, tai yra žmonės, kurie dauguma per savo gyvenimą tiek iššūkių įveikė ir su tiek sunkumų susidūrė, kuriuos irgi pavyko įveikti, kad kartais atrodo, kad gal jau tie paralimpiniai startai jų nebejaudina. Tai kaip yra iš tikrųjų? Na, žinot, vis tiek, visi yra žmonės ir kad jaudintis jaudinasi, labai jaudinasi, nes, supraskim, kad tu atstovauji Lietuvoje ir Paryžiuje, paralimpinėse žaidynėse, kuriuose dar yra apie 180 valstybių. Tai iš tikrųjų tai yra didelis jaudulys. Ir sportininkai turi tam tikrų metodų ir kaip ir aš minėjau vienam ir kitam interviu, kad džiaugiuosi mūsų komanda, kuri išvažiavusi, nes kiek kalbėjausi su visais sportininkais, visi turi tai sporto psichologą, tai psichologą ir iš tikrųjų padeda jiems, nes aš tikrai puikiai atsimenu pats, kaip 2012 metais startavau Londone ir apie jokį psichologą ar sporto psichologą net nežinojau ir nebuvo kalbama ir kaip aš sudegiau vien iš to, kad jaudinausi, pergyvenau ir aš net nepadariau savo rezultato. Todėl, ką aš ir miniu, kad dabar žinau, ką tai reiškia, mes tikrai džiaugiamės sportininkais, tikrai matom, kad visi sportininkai, kurie dalyvauja, gali drąsiai dalyvauti ir Los Andželo paralimpinėse žaidynėse. Tai tikrai tai yra sunkus kelias, tai yra patirtis ir labai noris tų medalių. Faktas, tikrai mes visi norim ir visą komandą už kitus mes sportininkus, kurie yra mūsų komandos nariais, sergam labai, kad iškovotų kas kuo aukštesnę vietą ir galbūt užkabintų medalį. Tai sakau, tai yra tos galimybės, dar ir Aušra Garunkšnytė bėgs maratoną, kuri taip pat turi puikų rezultatą ir tikrai turi galimybę kovoti dėl medalių. Papasakokit truputėlį apie kasdienybę, nes kai vyko olimpiada, tai teko ir su žmonėmis irgi iš Paryžiaus lietuviais kalbėtis, kaip ten kas atrodė ir, sako, olimpiada yra olimpiada. Tu eini ten olimpiniam kaimelį, atsisėdi pavalgyti, prie tavęs valgo ten kokie nors pasaulinio lygio, pati didžiausia žvaigždė, tu sutinki daugybę žmonių, daugybę sportininkų, ta atmosfera yra tikrai neeilinė. Tai vat, o kokia jūsų yra kasdienybė? Jūsų sportininkų, kai, sakykime, nesivaržo rungtyse ar ne, ką jūs darot? Ar jūs žiūrit, kaip Paryžius atrodo, ar jūs būnat tam paralimpiniam kaimelyje, kaip visa tai atrodo? Ne, tai iš principo visi sportininkai, aišku, ir treneriai būna paralimpiniam kaimelyje. Tikrai, kas laukia dar starto, tai darosi, reikia važiuoti, darytis treniruotės ar į lengvą atletiką, ar į plaukimą, ar į dziudo ir taip toliau, tai važiuodavo, darosi treniruotės. Bet man galbūt tas paralimpinio judėjimo visas supratimas, kiek žmonių ir Paryžiuje yra, kiek apsilanko varžybose, tai daro įspūdį tą, kad ir pačio paralimpinio kaimelio, kad ten susirinkę iš principo 4400 negalią turinčių žmonių ir skirtingus negalius. Ir tu ten jautiesi, aš net nežinau kaip pasakyti, fainiai, visi atsipalaidavę ir visas miestas, kada tu kartais išeini į miestą, nes aš ne paralimpiniam kaimelėje gyvenu, tai kai išeini į miestą ir tu matai aplinkui daug žmonių turinčių įvairias negalės, ir regėjimo negalę, ir vežimėlyje sėdinčius. Ir suprantat, ir visi, ta prasme, niekas nekreipia nieko dėmesio. Tai iš tikrųjų yra dar kur mums visiems pasimokinti ir va tokios paralimpinės žaidynės parodo, kad, faina, mes žengiam teisingą linkmę. Mes žengiam tai, kad žmonės nebeskirstomi, mes žengiam tai, kad esame įtraukti turintis negalę į visą visuomenę ir tai mus džiugina. Tikriausiai visi džiaugiasi labai iš tikrųjų, nes jie ir yra tie paratletai ir yra tie mūsų ambasadoriai neįgaliųjų, kurie sako, žiūrėkit, viskas tvarkoj. Tai tikriausiai taip ir yra.
Tai, ką jūs ir kalbate, ar ne, kad galbūt neįgalieji nebesijaučia atstumti, kad tai yra normali visuomenės dalis ir panašiai, tą turbūt galima grįsti ir tam tikrą statistiką. Vat aš pasižiūrėjau, šios paralimpinės yra rekordinės ta prasme, kad 160 šalių jas transliuoja. Iki šiol tokio skaičiaus nėra buvę. Kaip, sakykime, skirsis olimpinių ir paralimpinių žiūrimumas, mes turbūt dar pamatysime, bet žiūrėjau, pavyzdžiui, statistiką Tokijo, ar ne, tai skiriasi beveik per milijardą žiūrovų olimpinių ir paralimpinių. Tai tas skirtumas vis tiek yra jaučiamas, bet, vat, pavyzdžiui, šiemet pagal transliuotojų skaičių turbūt galima sakyti, kad tas susidomėjimas dar yra išaugęs. Ar jūs patys tiek vat, iš Lietuvos ateinančio susidomėjimo prasme, tiek ten matydami, nežinau, kiek žiūrovų, kiek kamerų yra, kiek žurnalistų, jaučiat tą didesnį susidomėjimą? Faktas, kad jaučiam, 100% jaučiam daug didesnį sudėjimą ir Lietuvoje, ir jau ir pas jūs kalbu, ir kiti portalai, ir skambinėjai, ir klausinėjai, ir sportininkų, tai žinot, tai tikrai susidėmėjimas didelis, net nebejoju dėl to pačio žiūromumo, ir man aš visą laiką žiūriu iš tos pusės. Jūsų pasakymas ten, kad per milijardą, aš sakyčiau, ar ten beveik milijardas mažiau buvo stebėta apie Tokijo kalbant, bet mano supratimu tik milijardas buvo mažiau, nes mūsų yra 15% visam pasaulyje. Tai įsivaizduokit, jeigu tu statistiškai paskaičiuotumėm, kiek žmonių yra pasaulyje ir kiek buvo žiūrima, tik 1 milijardu mažiau žiūrėjo paralimpinės žaidynės nei olimpinės žaidynės. Tai aš manau, kad tai yra didelis pasiekimas ir kad ateityje bus vis geriau ir geriau. Net nebejoju, kad čia, kaip aš sakau, žmonės žiūrėdami šias varžybas, galbūt ne pats faktas yra rezultatas, o pats faktas pamatyti, kokia yra žmogaus neribota galia. Čia galbūt yra pats pagrindinis tikslas. Ir kas mums yra svarbu šiai dienai, kas mums yra labai svarbu šiai dienai suprasti, kad mes galim padaryti labai daug ką, kad mes galim būti tobuli, bet mes nesam tobuli ir niekada nebūsim tobuli. Ir va ta siekiamybė tobulumo čia yra, kada va, mūsų sportininkai, paratletai džiaugiasi ir mėgavosi, nebūdami tobuli, bet siekti tą siekimybę būti tobulam, atlikti kuo tobuliau, kuo geresnį rezultatą. Ir jie tą daro su džiaugsmu, nes tas kelias, jis yra sunkus, bet jis yra, kai tu mėgaujasi, tai atveria tau visas galimybės. Ir ne tik negalę turime žmonėm, bet ir sveikiem, kurie neturi negalės. Iš tikrųjų, kaip aš sakau, svarbu suprasti, kad tobulais mes niekada nebūsim, bet siekimybė būti tobulais. Čia yra tas kelias, kuriuo reikia džiaugtis. Bet kalbant apie tą susidomėjimą augantį, čia turbūt svarbu yra ne tik tai, ar ne, neįgaliems sportininkams, paralimpiečiams, čia mes kalbame apie visą neįgaliųjų bendruomenę, nes jų dvasią turbūt tai irgi pakelia, ar ne? Aš manau, aš kaip ir sakau, galbūt iš neįgaliųjų, sakykime, vieni iš tokių daugiausia skleidžiančių žinių apie negalę, tai yra sportininkai, nes jų yra, arba visas paralimpinis judėjimas, jų yra tikrai labai daug. Aišku, aš net nebijoju, kad tikrai aš žinau puikių mokslininkų turinčių vienokią ar kitokią negalę, kas yra ir iš suregėjimo negalė vienas mokslininkas, profesorius yra, aš turiu omeny, ne vienas yra, bet ką aš pažįstu yra. Tai ir jie skleidžia tam tikrą žinią, kad, žinot, negalę turintys žmonės gali būti visur profesionalai ir reikalingi, bet mūsų sportininkai ką parodo vien per tą masę, vien per tokius renginius, vien per tai, kad ten žiūri 4 ar 5 milijardai žmonių ar 5,5 milijardo žmonių visame pasaulyje. Tai čia yra ta žinios skleidimas ir iš tikrųjų tai mums yra be galo, aš manau, kad visai visuomeniai, čia visiems žmonėms yra labai svarbus, nes mums reikia tikrai žinoti vienas apie kitą kuo daugiau. Dar pakalbėkime apie pačias paralimpinės, sugrįžkim prie jų, jūs ne pirmos jūsų paralimpinės.
Kokį skirtumą jaučiate tarp tų, kur esate anksčiau dalyvavęs ir dabar kaip Paryžiuje? Yra kažkas, kuo, sakykime, Paryžius išsiskiria šituo klausimu nuo kitų anksčiau vykusių paralimpiadų? Na, nežinau, aš iš tikrųjų visos parolimpinės ar olimpinės žaidynės visą laiką būna organizuojamos tikrai profesionalų, faina, smagu. Man asmeniškai galbūt kas labiausiai išsiskyrė, tai toksai leido suprasti, kad kaip yra pasaulyje ir kaip žinot, kaip mes lyginam ten Europos valstybės ir toliau. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad Londono parolimpinėse žaidynėse žiūrovų skaičius buvo fantastiškai didelis. Rio de Janeiro 16 metais paralimpinėse žaidynėse matėsi ir jautėsi, kad stadionuose, arenose tikrai mažesnis žiūrovų skaičius yra. Tikrai matėsi. Tokijo taip pat, žinot, buvo Covidas, buvo vėl žmonės tokie vis tiek buvo išsigandę ir ta visa situacija, kokia buvo tai dienai, jinai nebuvo palanki žiūrovom, bet jų buvo kažkiek tai, ne? Paryžius vėl, žmonių žiūrovų, tai yra visose arenose plaukimo, lengvosios atletikos, ta prasme jau maratonui čia ruošiamas yra jau kelias dienas, būtent dėl žiūrovų bus bėgama miesto gatvėmis ir tai yra Tai yra labai smagu, nes žiūrovų labai daug. Ir ką aš pastebėjau, koks vienas toksai iš labai privalumų yra tai, kad, pavyzdžiui, taip pat Prancūzijoje, tas pats buvo ir Londone, tikrai yra vedama labai daug mokinių pažiūrėti į šias sporto šakas, nes kas yra girdimasi, kad vasarai buvo išvažiavę iš Paryžiaus, kai vyko olimpinės žaidynės, atsiliepimai buvo labai geri, kad labai smagu, labai faina buvo stebėti varžybas, tai dabar parolimpinės tikrai vaikai arba mokyklos taip pat nuo rugsėjo pradedančios dirbti, jau vaikai suvažiavę ir tikrai mokyklos labai daug vedė vaikų pažiūrėti į vienokias ar kitokias sporto šakas. Tai leidžia, aišku, vaikam pamatyti, suprasti, išgirsti ir žinoti, kad yra toks sportas. O su organizaciniais iššūkiais kokiais nors susidūrėt, nes vėlgi, aišku, suprantu, kad jau olimpiada praėjo, tai jau buvo galima Paryžiui iš tam tikrų klaidų pasimokyti, nes kai olimpiada prasidėjo, tai vėlgi su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto žmonėmis kalbėjausi ir jie sakė, ten pačioj pradžioj dar prieš prasidedant olimpiadai ir autobusai vėlavo, ir maisto nebuvo, ir langus patiems valytis reikėjo ir panašiai. Tai jūs susidūrėt iš tos pusės su kokiais nors nesklandumais ar sunkumais? Tai mums čia galbūt labiau pasisekė yra, todėl kad tikrai jau buvo praėjusios olimpinės žaidynės, dar jie turėjo 2 savaitės, bet faktas, kad buvo ir su akreditacijom truputėlį, ir su tikrai komandos vadovė Asta Narmontė tikrai turėjo darbo, nes buvo su tam pačiom lovom, lovo truputėlį per mažai buvo, tada reikės spręsti, labai glaudžiai tikrai dirbam su Latvių komanda, su Estų komanda ir mes visi tam pačiam pastate, tai iš tikrųjų vienaip ar kitaip išsisprendėm ir tikrai komandos vadovė Asta Narmontė, tai tikrai, aš kai sakau, atliko kosminį darbą, dar čia reikia porą dienų atlikti, bet tikrai labai džiaugiuosi ir aš tikiu, kad viskas bus gerai, tai dabar tik lieka laukti dar galbūt tų medalių išsvajotų. Žodžiu, ant žemės niekam neteko miegoti? Ne, neteko. Kaip yra dėl tvarkos, nes dabar mes, kaip suprantu, mes kalbamės iš jūsų viešbučio, ar ne? Ir kai derinom su jumis pokalbį, jūs sakėt, kad kol jūs esate paralimpinėme kaimelyje, jūs negalite tenai pasijungti į pokalbį, ar ne, nes jūs negalite ten rodyti tų vaizdų. Tai kokios šiaip yra tvarkos, pavyzdžiui, ko dar galima, ko negalima daryti, vėlgi iš olimpiados, kadangi galiu lyginti su olimpiada, nes kalbėjau apie tai, atsimenu pasako, kad, pavyzdžiui, ten į paralimpinį kaimelį negalima alkoholio įsinešti, ten vėlgi tam tikrų tų dalykų filmuoti. Kaip yra paralimpiadoje? Kokia yra tvarka įvairiais aspektais? Ten griežtai kažko galima ar negalima daryti? Ne, tai aš, žinokit, galiu pasakyti, kad suprastų šiaip, bandau labai, parolimpinės žaidynės vyksta po olimpinių žaidynių, ne, ir jos yra lygiai tokios pačios. Mes gyvenam tose pačiose kambariuose,
tose pačiose lovose miegam, nu, čiužiniai gal pakeisti, bet ir mūsų ir tos pačios kaldros, kuris yra su olimpiniais žydais, tai pas mus yra su Agitos ženklai, su parašyta Paris Paralympics Games ir taip toliau. Tai iš principo viskas yra tas pats, tik aišku atsiranda per tas 2 savaitės, pavyzdžiui, pačiam paralimpiniam miestelį atsiranda tam tikri, kaip pasakyti, palengvinimai, tai yra rampos, su vežimėliais važinėti, aklųjų takai pažymėti. Tai vat, per tas 2 savaitės aš manau, kad yra stengiamasi pakeisti, pritaikyti būtent su judėjimo negalė ir su regėjimo negalė sportininkam. O šiaip tai viskas tas pats alkoholis, tas pats maistas ir viskas tas pats. Ta pati valgykla, nu, kaip mes sakom, valgykla, ten, kur einam valgyti, kur sportininkai eina valgyti ir treneriai eina valgyti. Viskas tas pats. Ir kai buvo olimpiniam problemos su lovom, tai taip pat ir pas mus, kaip ir minėjau, buvo lygiai tas pats. Tai žinokit, nesiskiria niekom, tai vat, gal, tik tais galbūt olimpiečių kažkur girdėjau, kad vieni ar kiti kažkas sakė, kad dėl maisto ten buvo nelabai aišku, nu, kad kažkam gal nelabai buvo ko daug pasirinkti, bet tai va čia pas mus gal, nes iš savo sportininkų negirdėjau tokio dalyko ir visi sako, kaip faina, kaip viskas, kiek yra daug ir skanu, tikrai jėgų neprarasim ir sudalyvausim. O tai ką duoda valgyti? Ką valgo paralimpiečiai? Ne, iš principo yra įvairių virtuvių ir Azijos, ir Indijos, ir Europos, ir yra to panašaus į lietuviško maisto, ten gali ir vištienos, ir krūtinėlės, ir kulšelės, ir pakepinta, paskrudinta, ir bulvių košė, ir bulvytės. Iš principo įvairaus, nes tikrai, žinot, suvažiuoja tiek valstybių, kiti valgo galbūt labiau tik savo regiono maistą, tai yra, ir sakau, ir Azijos, ir burgerių, ir viską. Tai va, vienu žodžiu, visko yra. Gerai, Mindaugai, ir tada jau link pabaigos einant, laikas laidos baigėsi, aš labai norėčiau dar vieno dalyko paprašyti, jeigu dabar žiūri mūsų laidą vaikai, paaugliai, kurie turi negalę, kurie galbūt šiuo metu ar ne išgyvena kažkokį tai sunkų laikotarpį, patyčias ir panašius dalykus, kokia būtų jūsų žinutė jiems? Aš tikrai visiems, kurie patiria ar patyčias ir turi negalę, tikrai drąsiai pradžioje tikrai nebijokit ir kalbėkit su tėvais. Ir tada tikrai tėvai jau yra išgirdę ir girdi, kad yra negalę turinčių sporto klubų, yra įvairiausių judėjimų, yra Lietuvos paralimpinis komitetas, turim Paratim Lietuva puslapį ir turim programėlę Paratim Lietuva, appsą, kaip sakyti angliškai. Ir tikrai kvieščiau visus pasižiūrėti, galbūt netoli jūsų yra kažkas, yra kontaktai, tikrai susisiekit ir tikrai sportas arba fizinis aktyvumas, jeigu mes judam fiziškai vienokią ar kitokią sporto šaką, tikrai mum gali padėti labai smarkiai. Ir aš tikrai, bet pirmas žingsnis, kalbėkit su savo tėveliais ir tikrai daugiau, čia jau aišku tėvelių darbas įsijungti ir įtraukti jūs kažkur, bet tikrai prižadu vieną dalyką, kad mes grįžę nuo rudens tikrai pradėsime skleisti kuo daugiau informacijos būtent žmonėm ir vaikam turinčiams negalę, kur galima kreiptis, kur galima prisijungti, kur yra faina bendruomenė ir kur jie gali jaustis laisvai. Taip, o grįšite jau visai netrukus, Paralimpiada baigėsi šį sekmadienį. Mindaugai, ačiū Jums, kad prisijungėte ir sėkmingos likusios Paralimpiados. Ačiū. Taip, tai buvo Mindaugas Bilius, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas. Paralimpiada jau eina į pabaigą, kaip ir minėjau, sekmadienį ji baigėsi. Visus rezultatus galite sekti ir alfa.lt portale. Na, o šiandien dėkoju visiems žiūrėjusiems ir pasimatome kitą savaitę. Iki.